Sveiki, aš esu Zygmantas. Lietuvoje neteko daug žmonių, kurie išėjo iš šio pasaulio per anksti nusižudydami. Netekome daug garsių žmonių, savižudžių lakūnai Darius ir Gerėnas, bei Romas Kalanta, kuriam net Mad Money sukūrė dainą. Aš iki galo judu, ugnimi teku, na ir teku, sudegina mano kūną. 2015 metais Lemon Joy grupės narys taipogi pasitraukė iš gyvenimo nusižudydamas. Tai kad jis gyvas, ne? Ne? Kodėl žudosi žmonės? Kodėl žudosi ir moterys? Statistika, kurią aš pats padariau iš akies, rodo, kad šiemet nusižudybė mirė 2123 žmonės. Kad žmonės žudosi, tai dar suprantame. Bet kodėl žudosi moteris? Jų šiemet žuvo tik keli šimtai. Tuos gyvulius aš valinu šimtais, tai tikslaus skaičius nepasakysiu. O žinot, kas yra keisčiausia ir mane nervina, kad cerebrinį paralyžium sergantys žmonės vapšė nesižudo. Ką tie antrarūšiai padarai yra patengesnė už žmonės, sraigės ar net moteris? Jeigu nusprendė nusižudyti, tai bent jau pagalvok apie savo šeimą, tėtį, mamą. Na, nebent jie jau numirė. Tada nelabai žinau, kas pasakyti. Nori nusižudyti dėl to, kad esi nešė ir bijai pranešti savo tėvams? Tam turi kitą video, kuris puikiai jums atsakys į šitą klausimą. Ar tau 16 ir tu esi neščia? Taip. Tai mažiau piskis kurva.